įtariu laimės raudonas. Audi 84. Taip, mano kompiuteris nemeluoja. Pritarė man 13,35 sekundės dalis. Toks yra Giedrio Grigolos laikas. Šroko 1.8 turbo. 257 arklio galios. Jis jau išvažiavo į finišą. Avansu. Svečias iš Latvijos. Iš Rygos Vladimiras Malers. Audi 200, 2.2 turbo. Deklaruojamos arklio galios 400 vienetų. Tas labai kenkia mano ausim. Nugalėjo šitą važiavimą svečias iš Latvijos. Kažkodėl Mykolo Tomašausko laiko įranga nefiksavo. 14,12 pas Vladimiro Malers. Kažkas negerai. Malai. Startas geresnis pas Raimondą Malai. Tačiau įtariu, kad Alanas Gascevičius bus greitesnis. Taip, 13,32. Toks yra jo laikas trasoje. Nors greitis didesnis pas Audi A3 vairuotojų. Kuo daugiau mėlynumo iš kamino, tuo geriau eina mašina. Startė pasiruošęs, Alanas Gascevičius taip pat. Šiek tiek geresnė reakcija pas Alaną Gascevičių. Ir laimėjo Alanas Gascevičius 12,95. Karolis Norkus 13,06 sekundės dalis. Alano greitis 184,5 km/h. Raudona lemputė uždegė svečias, šiek tiek anksčiau startavęs negu užsidegė žalia. Taigi šitam važiavime nugali Raimondas Malai 13,30. Toks jo laikas, greitis 180 km/h. Dabar Audi 200. Вот ему только идти. Да. Поехали. Опа. Tai dar neduotas signalas, trasa nėra paruošta. Taip, jau galima apšilinėti. Ko atreviniai automobiliai nedaro. Dabar Audi 200 turbo kilo su meilė. Rezultatas 13 sekundžių 15 šimtųjų. Такой здесь Риги. Сейчас был самый быстрый. 13 секунд и 15 соток. Сам один, молодец. Mykolas Tomašauskas, Volkswagen Scirocco. 1.8 turbo. 257 arklio galios. Bent jau tiek yra deklaruota. Kaunas. Ir taip pat žiūrėsim, kas bus greitesnis. Janis Dimperis, raudonas, BMW 318, šiek tiek prikeltas kapotas, tai vietoj spoilerio. Oho.
Nepatikėsit. Čia Nugalėjo svečias iš Latvijos, atsilikęs starte. 18 sekundės, tačiau laikas 12 ir 57 šimtosios. Karolio Gečio 13 ir 1/100. Lotus Elise. Pilotuoja Edgars Erinč. Opel Corsa Rolandas Šležas. Šiek tiek su pavarų perjungimu pas Rolandą Šležą problemos. Todėl be vargo šitą važiavimą laimė svečias iš Latvijos. Edgars Erinč 12 ir 55 šimtosios. Rolando laikas 12 ir 90 šimtųjų. kažkada irgi kažkas sakė apie kažką, kad buvo priešingybė. Kad radę, kaip tikėjau, Kauną jie žmonės matė. Nežinau, kaip buvo apie. Na va, šį kartą su pavarų perjungimu viskas tvarkoja ir žiūrim, kas laimė. Rolandas Šležas. 12 ir 19 šimtųjų sekundės dalių, greitis finišų 189. Edgars Erinč trasoje sugaišo 12 ir 61 šimtąją, greitis finišų. Lotus Elise, tačiau galios perteklių turintis BMW turėtų jį pavyti. Taip. BMW pavijo ir aplenkė 12 ir 17 šimtųjų sekundės. Greitis 194. Lotusas 12 ir 67 šimtosios. Galinė ratai stabdo netgi. Taigi Martynas Kieras, Ford Escort ir Kirilas Šubilinas. Šalčininkai, Honda Prelude 2.2 turbo, 500 arklio galių, Ford Escort 2 litrai turbo, 300 arklio galių. Starte greitesnis buvo Martynas Kieras. Jis ir laimi šitą važiavimą 12 ir 25 šimtosios. Toks jo laikas. Kirilas Šubilinas 12 ir 98 šimtosios. Greitis ties finišu 205 pas Martyną Kierą. Lancer Evo 2 litrai turbo, Vilnius 380 arklio galių. Ir Jevgenijus Bičkovs, Audi S2 2.2 turbo, 500 Ryga. Atpulinis jungiasi Audi. Audi 11 ir 99 šimtosios. Toks jo laikas. Jevgenijus Bičkovs. Jakubas Kunigėlis 13 ir 10 šimtųjų. Ir Donatas Zalobaitis, BMW 535 turbo, Kaunas. Taip, šitą važiavimą nugalėjo BMW vairuojantis 413 numeris Donatas Zalobaitis, 12 ir 52 šimtosios. Žiguliuko laikas 13:35. Vairuoja Fiatą, Passatas, Kavianskas. Kaip jisai dūmą meta to?
Volkswagen Passat. Ir Fiat Coupe. Traktor Power prieš E85. Laimėjo Volkswagen Passat. Нормально, да? 13,99 šimtosios sekundės ir Rimantas Menzelis 14 ir 18 šimtųjų. Что так мало, да? Utena prieš Vilnių, Vilnius Evaldas Galiūnas, Utena Aleksandras Želutkovas. Trišimtai arklio galių, Vilnius. Gerbėjai žiūrovai, tie, kurie stovite labai stipriai tempę mūsų apsauginę juostą, būkit malonus, atpalaiduokit šiek tiek ją. Šį kartą startas gerai pavyko Martinui Kierui. Jo laikas 12 ir 19 šimtųjų sekundės. Greitis finišų 205 km. Jo priešininkas trasoje sugaišo šiek tiek ilgiau, 12 ir 60. Tačiau jo greitis didesnis, beveik 211. Vladis Končarovas, Žiguliuko vairo pilotas, jo numeris 407 ir Jokūbas Kunigėlis, Mitsubishi Lancer Evo. Прикинь, телефон в кармане лежал. Vilnius prieš Vilnių. Kas nepastebėjot, Žiguliuko kaminas išeina tiesiai per kapotą į viršų. Klausėm kodėl, sako, dešrelės patogu kepti. Beje, šitas Žiguliukas, kiek žinau, yra parduodamas, jeigu norit galite įsigyti, jo kaina yra 10 000 litų, čia aš labai rimtai. 10 štukių litų. На трассе. Jokių aukcionų. Taigi šitą važiavimą nugalėjo Žiguliukas. 12,71 šimtoji. Jokūbas Kunigėlis su Lancer Evo 13 ir 5 šimtosios. Итак, участники СС-класса можете готовить своему заезду. СС-классе 6 dalyviai. Dmitrij Kostrikov, Aivaras Štikelis, Mindaugas Beniušis, Romualdas Norvilas, Laimonas Macevičius ir svečias iš Liepų. Čia Edvinas pasirodo pučia dūmus į šoną, ypač ant manto, duot pavostyti šiek tiek to kvapo dūmų. Да, ну мне тогда понравилось, когда меня прокатал в этой
Ir dabar Volkswagen Passat prieš Mazda 1011. Kas laimės? Žigulys ar Volkswagen Passat? Nugalėjo Žiguliukas. 12,76. Greitis ties finišu 184,5 km. Ir pas Passatą 13,58. Красиво работает. Įsijungė du gabaritai į priekį. Techninės problemos atrodo Rimanto. O Donatas Zalobaitis 12,89. Beveik 190 km/h greitis ties finišu. Ir dabar dar tiesiai trasą išvažiuoja. Taip, dizelinis pats. Azotas. Ir dabar jau trasoje pamatysite greičiausius šios dienos automobilius, tai SS klasė. 12,59. Toks Seat Cordobos laikas. Primenu žiūrovom, visada galite laikus pamatyti. SS klasė, tai patys galingiausi, greičiausi, su keletą galios papildomų įrenginių. Совсем чем уже попробовал? Зайник, хочешь помочь мне? Ingus Ožulins Perė, taip, Audi Coupe 2.5 turbo, 800 arklio galių ir Aivaras Tikelis, BMW Altered 3.6 turbo. Klaipėda prieš Liepoją, Lietuva prieš Latviją. Kas pastebėjot, ant šito BMW yra sumontuotas gale parašiutas. Ratai du kart platesni negu pas fūrą. Тебе ключ отдать? Конечно. Я твой лоб заснял. Снимаем все подряд. Taigi, Aivaras Tikelis BMW ir Ingus Ožulins. Oho, čia tai buvo startas. Aivaras Tikelis, 9,52. Ir 9,70 svečio iš Latvijos. Greitis ties finišu Aivaro 246 km/h. Нормально. Taigi, trasoje dabar matom Audi S4 ginkluotas Romaldas Norvidas, Klaipėda ir Laimonas Macevičius, BMW 325 turbo, taip pat Klaipėda. Kaip man sakė organizatorius, čia vyksta mechanikų kova. Programuotojai, kas programavo, kas padarė, žiūrėsim, kam eis geriau.
teko matyti YouTube'e vaizdelį, kaip važiuoja Laimonas, tai per vieną važiavimą pas jį ten viduje dėžė mėtėsi, nežinau nuo ko, nuo batų ar nuo butelių. Bet labai gražiai starto metu ten lingavo iš priekio atgal ir atgal į priekį. Neįkišo pavaros Romaldas normaliai ir Romaldas Novilas trasoje 12 ir 300. Laimonas Masevičius 10.72. Tokie skaičiai dega ant lentelės. Greitis 203. Ta patį ir aš padarysiu, bėgsiu kur nors, nežinau. Amerikosas Mustangas. Taigi pirmas toks agregatas ant Lietuvos Marijos žemės. Tai Lietuva į Latvija. Ruošiame gesintuvai, nes automobilis yra varomas nestandartiniu kuru, kurio neįsigysite nei vienoj Lietuvoje veikiančioj kolonėliai. Нет, здесь не полазишь. Taigi dabar dvi Audi, Ingušo Žolinsperė, Liepoja, Latvija ir Romaldas Norvilas, Klaipėda. Įspūdingas startas ir laikas 10.36. Romo laikas 11.24. Geras laikas pas Romą, atrodo pasigerino savo laiką. Greitis svečio iš Latvijos 238 km. Žemas. Šį kartą Audi Coupe. Ir vieną jau sako, visai taip. Kameras tai iš vakarų.
Medaugos svečiam Latvijos durelių užrašyta autoremontas diagnostika, individualius projektai, numeris 2339406. Kas spėjot užsirašyti, sekit akimis, gal spėsit pakartoti. Ir dabar jau įspūdingas startas. Starte Laimonas buvo greitesnis, tačiau nugalėjo Latvis 9 sekundės 70 šimtųjų. Laimonas Macevičius 10 ir 76. Greitis įtartinai abiem vienodas. Visa Kazlų Rūda. Nubumsėjo, signalizacijos suveikė 13:30. Kaip stacijai? Toks jo laikas, neįspūdingas. Kažkas bėga pro šodę. Ir nugalėjo Aivaras Štikelis 9,47. Svečiai iš Latvijos 10,84. Greitis Aivaro beveik 255 km per valandą. Там будут лампочки бывшие. Ага, харе. Taigi šią važiavimą nugalėjo Honda Prelude vairuotojas Kirilas Šumilinas, trasoje sugaišė 12,68 sekundės. Žaibuko greitis laikas 13,22. Reakcija geresnė pas Romą, o nugalėjo Aivaras 9,34. Dar greičiau. Улыбнитесь. Улыбнитесь, девочки и мальчики, скажите ваши испуги в этом трак-чемпионате 4-м этапе. Рыбацкая партия, отбились, нажались, все хуйня, Фесикас рулит, это сам Фесикас, все нормально. Как его контуз называется? Бэмпо будет вставать. Дай может нет. Нет? Да. Это плохо. Красава. Вот какой, дурочка.
Masevičius. Išvažiuoja vėl Aivaras Štikelis, BMW Altered. Žiūrėsim, gal pavyks sumušti savo pasiektą rezultatą. Трохи посыпались, блядь, за крышу. Да, блядь, да. Сразу за крышу посадить. Pakeisk šaibą, 9 balų. Aivaras Štikelis, Klaipėda. Блядь, это тут говно. Jo važiavimas. Ir atrodo, Mentausko nebuvo šiandien. Опять же троебатик на нем, ага. Lietuva prieš Это опять орёт, Reakcija abiejų dalyvių beveik identiška ir nugalėjo trečias iš Latvijos, 116 numeris Edgars Dimpers. Dabar 311, BMW 316. Startas geresnis buvo pas Agri, o nugalėjo Edgars Erinč, Lotus Elise. Startas abiejų vienodas ir vėl nugalėjo Rolandas Šležas. Taigi, dėl pirmos vietos kovos Janis Dimpers, 310 numeris ir Rolandas Šležas, 302, o dėl trečios. Kova dėl trečios vietos. Spėju, kad laimės BMW šiam važiavime. Eina, bus geras rezas. 9:52. Neblogai. Greitis ties finišu 238 km/h. Опять никто не поедет, ты поедешь. Ебатик пасеки нахуй. Пасіки конкретні.
šiam važiavime greitesnis buvo Laimonas. Pasvečia iš Latvijos. Rimo laikas 11:30. Du BMW dabar, kuris laimės šitą važiavimą, tas patenka į kovą dėl pirmos vietos šios dienos 4-ajam drag čempionato etape. SS klasė, 2 klaipėdiečiai, 2 BMW. Taigi grįžta abudu BMW į priešstartinę zoną. Aivaras Štikėlis, BMW, pažymėtas 503 numeriu, ir Žilinas Macevičius, pažymėtas 506 numeriu. Atsiprašau, Laimonas Macevičius. Ir gerbimi žiūrovai, jeigu galit savo šiukšlės susirinkit ir išmeskit į šiukšlių dėžes, pastatytas specialiai jums. Ačiū labai, žiūrovų Šalionų. to prašo renginio organizatoriai. Nugalėjo Aivaras Štikėlis, 9:36. Dar greičiau pravažiavo negu prieš tai. Ебанос. Jo, 9:34 buvo. Tai šiek tiek rekordas buvo prieš tai pasiektas. 9:34. Taigi Laimonas Macevičius važiuoja. O, radom varžtelį. Įjungė trečią pavarą ir nuvažiavo. Ar galim mes į startą Laimoną palydėti šūksniais, kai jis girdėtų netgi finiše? Taip! Nesigirdi, netgi man. Taip, galim! A galim stipriau? Dar stipriau! Galim paskaiduoti, paskanduoti. Laimi, laimi, laimis, laimi. Nu dar ne. Problemos su technika pas Laimoną Macevičių, o svečias iš Latvijos pelno garbingą trečiąją vietą. Na, kol Aivaras grįš į savo startų juostą, pasakysiu, kad kada YouTube užmačiau vaizdelį, kaip šis agregatas važiavo Klaipėdoj žiedu. Įsivaizduoju žmonių veidus. Priekio nėr, a važiuoju kaip bitė. Jaučiu laimėję BMW 9:49.
ir dingo.